Taigi labas vakaras visiems, sveiki sugrįžę į Parabellum, su manimi yra Lučianas Polikienė. Ir šiuo metu, sakykime, per pertrauką nuo pasaulinių dramų, jei Trumpas per 10 minučių nepabus prastos nuotaikos, grįžtame kalbėti apie Afriką. Kuris, žinoma, yra viena iš tų temų, kurios šiek tiek atsidūrė užrybyje dėl to, kas vyksta artimuosiuose rytuose, dėl karo Ukrainoje, bet karai tęsiasi. Pasižiūrėkite tiesioginę transliaciją, kuri buvo daryta prieš kurį laiką, tai buvo visų karų apžvalga. Ir apie tai, kaip vis dėlto yra tendencija, kad visų karų daugėja. Afrikoje nuolat kyla nauji karai ir ne vienas jų nesibaigia. Ir žinoma, yra ir tam tikrų sąsajų su tuo, kas vyksta, nes tarp finansuotojų yra ir Saudo Arabija. Yra įvairių veikėjų, kuriuos gerai pažįstame, taip pat ir dabartiniuose įvykiuose artimuosiuose rytuose. Taigi, kas geriau galėtų pasakyti? Ačiū, Liučianai. Ir todėl ačiū, kad sugrįžai. Bet visada malonu sugrįžti, o ypač galiu pasakyti, kad pirmą kartą nuo tada, kai pradėjau dirbti šį darbą, kuris jau trunka tikrai ilgai, kad užsiemu stabilią žemyno dalimi. Taigi daugelį metų sulaukdavau pasaulio įžeidimų, nes daugelį metų sulaukdavau rytų Europos ekspertų įžeidimų. Di Europa orientale, degli esperti di Medio Oriente. Sakydami, kad pas jūs visada kažkas vyksta, o iš tikrųjų vaikinai dabar čia yra stabilesnė situacija nei kitose vietose. Jokauju, stabilesnė yra labai santykinis dalykas. Ne, tas ironiškas pradėjimas iš tikrųjų yra tam, kad šiek tiek sumažinčiau įtampą, nes tiesioginės transliacijos data nėra atsitiktinė, šiandien yra 2026 metų balandžio 15 diena, sukanka lygiai 3 metai nuo karo pradžios Sudane. Kad trumpai pateikčiau krizės kontekstą, pakanka iš karto pasakyti, kad pagal Jungtinių tautų pateiktus duomenis šiuo metu karas Sudane sukėlė didžiausią šiuo metu pasaulyje vykstančią humanitarinę krizę. Dėka Mirko mes galėjome stebėti karą praktiškai nuo pat jo pradžios. Žinoma, su laidos tiesioginės transliacijos ir kanalo stiliumi. Taigi tai, ką matysite šį vakarą, yra paremta tik duomenimis, šaltiniais, kuriuos turime. Taip, atviri šaltiniai, kuriuos galėjome peržiūrėti. Pateiksiu santrauką tiems, kurie apie šį konfliktą girdi pirmą kartą. Karą Sudane, kurį aš dėl savo asmeninio stiliaus pasirinkimo nevadinu pilietiniu karu, man labiau patinka išsireiškimas dviejų generolų karas. Būtent todėl, kad jis vyksta tarp šių dviejų ponų, kuriuos matote ekrane. Kairėje yra generolas Buranas, Fatahas al-Burhanas, kuris yra Sudano ginkluotųjų pajėgų vadas ir Sudano suvereniosios tarybos pirmininkas, kuris iš tikrųjų buvo sukurtas kaip pereinamasis organas turėjęs palydėti šalį į demokratiją, o dabar faktiškai yra Sudano vyriausybė. Tas, kuris šiuo metu yra įsikūręs Chartume ir maždaug prieš metus vėl užėmė Chartumą. Iš antrojo žmogaus pajėgų, to, kurį matote dešinėje, kuris yra generolas Mohamedas Andandagalo, žinomas pravardė Emetis, kuri reiškia mažasis Mohamedas. Tai du žmonės, kurie su savo artimiausiu ratu, sakykime, sukūrė 2 mąstymo mokyklas, 2 skirtingas Sudano ateities vizijas. Iš vienos pusės al-Burhanas, kuris yra, jei norite, Chartumo elito čempionas, arba tiksliau tam tikros Chartumo elito dalies, kuri išgyveno po Omaro al-Bashiro režimo žlugimo 2019 metais. O iš kitos pusės generolas Emetis, greitosios paramos pajėgų vadas, kurios yra sukarinta grupuotė, buvusi susijusi su Sudano kariuomenė. Ir jei domėjotės Afriką, galbūt šią grupuotę pažįstate geriau. Su pravarde, kuri buvo suteikta šiai sukarintai grupuotėjai, kaip ir daugeliu kitų sukarintų grupuočių veikiančių Darfūre. 2000-ųjų pradžioje iki 80-ųjų ir 2000-ųjų pradžios tai buvo Džandža Digdon vardas. Beje, šiek tiek pasidomėjau, ankstesnėje transliacijoje buvau sakęs, kad Džandža reiškia velniai ant žirgų. Tačiau iš naujesnių tyrimų sužinojau, kad tai yra Darfūro tarmės posakis, reiškiantis banditai. Taigi, iš esmės, ši grupė RSF atsirado kaip etniniais pagrindais sudaryta sukarinta grupuotė, atsakinga už Darfūro genocidą ankstesnio režimo laikais, kuri tam tikrų būdų yra institucionalizuojama
ir vėliau iš esmės tampa valstybė valstybėje. Galiausiai prieinama prie 2023 m. balandžio 15 dienos, kai po labai sudėtingo sambūvio, kuris buvo pasmerktas žlugti, iš tiesų ir žlugo. Jie pajudino savo pajėgas prieš reguliariąją Sudano armiją, užėmė Chartumą, bandė nužudyti Al-Buraną ir taip perimti valstybės valdymą. Kaip jau minėjau anksčiau, tai nėra pilietinis karas, nes trūksta tos sudedamosios dalies, civilinės visuomenės, kuri yra pagrindinė konflikto auka šiai dienai. Iš tikrųjų, etninių požiūrių, kiek tai turi įtakos, ar tai tiesiog yra galios kova tarp šių dviejų jėgų? Mano nuomonė, tai labiau galios klausimas, nei etninis klausimas. Etninis klausimas yra svarbus, norint suprasti vieną Sudano konflikto aspektą, kuris susijęs su Darfūru, apie kurį netrukus pakalbėsime. Kur iš tikrųjų etninės grupės, sakykime, arabai arba daugiausia arabai, pradėjo vykdyti etninio valymo veiksmus. Darfūro genocidas nėra atsitiktinai vartojama savoka, jis iš tikrųjų buvo pripažintas genocidu tarptautinių teismų, kiek tai turi reikšmės. Tarptautinė teisė nėra geros būklės. Taigi, kaip tau sakiau, etninė sudedamoji dalis yra daug stipresnė Darfūre, kur milicijos, vadinkime jas arabiškomis, bet tai yra supaprastinimas kaip ir tos, kurias vadovauja Hemedis, iš esmės pradėjo etninį valymą prieš darfūriečius. Darfūriečiai yra afrikiečiai, tarp šių dviejų grupių nebūtinai yra religinis skirtumas. Jie turi tam tikrą geopolitinę reikšmę, nes tarp Darfūro etninių grupių yra specifinė etninė grupė, vadinama Zagava, kuri šiuo metu kontroliuoja Čadą. Kaip netrukus pamatysime, Čadas be to, kad yra vienas pagrindinių veikėjų Afrikoje karinių požiūrių, pakanka pagalvoti, kad neseniai Čado kariuomenė pradėjo savo dislokavimą Haityje, remiama Amerikos vyriausybės, kaip dalis iniciatyvų skirtų Haičio salos stabilizavimui. Vis dėlto tai yra pajėgos pripažintos už tam tikrą taktinę vertę. Čadiečiai yra tikri čadai. Tai tas pokštas, kurį visada sakai, aš jau laukiau. Nes to reikia. Bet čia jie sukūrė kariuomenę su Toyota pikapais ir panašiai, skirtą greitiems reidams, kurie šiek tiek primena anglų dykumos žiurkės tokius dalykus. Taigi, čadiečiai istoriškai laikomi meistrais, bent jau vidurio ir vakarų Afrikoje, judriosios karo taktikos meistrais, būtent tokios taktikos, kokią tu aprašei. Tai yra vienetai, kurie gali būti ir gana dideli skaičiumi, bet gebantis labai greitai judėti ir persigrupuoti. Todėl Čadas atlieka pagrindinį vaidmenį daugelį Afrikos Sąjungos taikos palaikymo iniciatyvų. Kad tai parodyčiau, kad suprastumėte, kaip karinėje srityje jie sugebėjo panaudoti šios savo gebėjimus net prieš daug geriau ginkluotas armijas. Turite nepamiršti, kad čadiečiai yra tie, kurie nugalėjo jaunąjį Khalifą Haftarą karo metu. Tai yra vienybė. Kovojama dėl mėlynosios juostos, dėl Auzi, tai iš esmės taip. Jiems pavyko su daug geriau ginkluota Libija taip pat ir ypač dėl vienybės. Ampia e completa. Libiko Čadas yra vienybė. E hanno vienybė. Ir tai iš tikrųjų daro juos labai sumaniais kovotojais. Tai yra vienybė. Tai yra vienybė tarp tų frakcijų, kurios yra lauke ir kurios laikui bėgant evoliucionavo. Taigi ekrane galite matyti frakcijos, kurios šiuo metu palaiko. Tai vis tiek yra labai lankstus aljansai, todėl pagal apibrėžimą jie nėra stabilūs, tačiau tai yra pagrindinės ginkluotos grupuotės, kurios palaiko Sudano reguliariosios armijos iniciatyvas. Taigi turime Sudano liaudies išlaisvinimo judėjimą šiaurėje, kurį vadovauja Agaras,
Teisingumo ir lygybės judėjimą, kuris yra dar vienas vietinis ginkluotas judėjimas, daugiausia veikiantis Darfūre, palaikantis reguliariąją armiją. Yra Sudano išlaisvinimo judėjimas, kuriam vadovauja Mini Minavi, kuris dabar yra Al-Burano politinis pavaduotojas ir kuris yra istorinis karo vadas, Darfūro ginkluotos grupuotės lyderis. Yra SLM Tambūras, tai yra Sudano išlaisvinimo judėjimas, kuriam vis dėlto vadovauja kitas milicijos vadas. Ir dar yra naujesnė milicija, kuri turi ryškesnę institucinę priklausomybę, tai Darfūro jungtinės apsaugos pajėgos. Dabar jei pažvelgsi į šią išsidėstymą, jau turi pirmąjį raktą, kaip tai suprasti. Tiek tai, kaip konfliktas kariaujamas taktinių karinių lygmenių, tiek galios pusiausvėra, kitaip tariant, elitas. Tai yra Sudano vyriausybė, Al-Burhanas, SAF yra labai stipri ir sugeba centralizuoti valdžią arba bent jau projektuoti galią. Ir Raudonosios jūros pakrantė. Pakanka pagalvoti, kad kai Sudano vyriausybei, SAF vyriausybei teko bėgti iš Chartumo, į ilgą laiką glaudėsi Port Sudane. Ir tai buvo labai svarbus veiksnys, pakrantės kontrolės išlaikymas. Ir ypač tam, kad būtų mezgamas tarptautinių sąjungininkų tinklas, kuris iki šiol aktyviai remia SAF iniciatyvas, SAF vaidmenį. Tarp šių sąjungininkų pakanka paminėti du – Rusiją ir Iraną. Tada jei pereisi prie kitos skaidrės, suprasi, kas yra jėga. Būtent tai yra dėl Sudano. Jei nori, vėliau galime tai aptarti išsamiau, tačiau iš esmės Iranas remia Sudaną ir dėl ideologinių priežasčių. Tai yra vienybė su Izraeliu. Ir buvo kalbama, kad jis taip pat ruošiasi pasirašyti vadinamosius Abraomo susitarimus. Porto viešpatavimas. Jis padidino SAF svorį santykiuose su Rusija, kuri iki šiol aktyviai remia, tai yra ginklais ir priemonėmis SAF pastangas. Tikintis, kad pavyks atverti, atrodo, kad susitarimas beveik jau pasiektas, nors vėliau jis dažnai būna sulėtinamas. Savo karinę bazę Raudonosios jūros pakrantėje ir iš tikrųjų, kad išlaikytų savo vienetą. Tai reiškia buvimą prie Raudonosios jūros, ypač Afrikos pusėje, taip pat ir komercinį buvimą. Prieš prasidedant karui Ukrainoje, jie ruošiasi pradėti komercinio rajono statybą Port Saide, taigi Egipto pakrantėje. Tačiau tai yra Rusijos strategijos dalis, siekiant užtikrinti stabilų Sueco krypties užėmimą, kas yra senas projektas. Iš tikrųjų, tai buvo ir Sovietų Sąjungos projektas, kuri tam tikrų metų bandė įsitvirtinti Berberos uoste Somalija, Somalivando regione. Galbūt esat girdėję apie jį, nes neseniai Izraelis pripažino jį nepriklausomą valstybę. Tačiau, kaip sakiau, jei pažiūrėsi į SAF sudėtį, ji tokia plati, sudaryta iš tokių skirtingų grupių, būtent todėl, kad vienybė yra jų stiprybė. Ačiū. Vienybės vienybė. Ji dažnai sunkiai sugebėdavo įvesti tikrą vienybę. Rytų regionuose. Taigi, ką turėjo daryti SAF, kai prasidėjo karas ir jos susidūrė su tokiu stipriu priešu kaip RSF, kuris buvo labai stiprus Darfūro regione ir rytų regionuose. Jiems teko nusipirkti daugybę sąjungų, kad užsitikrintų savo galios projekciją, kad turėtų galimybę efektyviai kovoti su RSF rytų regionuose. Jei pereisi prie kitos skaidrės, RSF turi daug mažesnės pajėgas. Visų pirma, todėl, kad jie yra mažesnė kariuomenė, bet svarbiausia, jiems nereikia didelių sąjungų, kad galėtų kontroliuoti Sudano rytus. Jie jau yra iš ten, jie gimė Darfūre. Emetis yra gyvulių augintojų sūnus, kurie visą gyvenimą prekiavo gyvuliais tarp Čado ir Sudano. Taigi jie kovoja šiame etape. Arba bent jau jie įsitvirtino tose vietose, kuriuose gimė, kuriuose užaugo jų vadai, kuriuose gimė jų judėjimas, todėl jiems nereikia sudaryti tokių plačių sąjungų. Tačiau yra vienas dalykas, kurį padarė RSF. Jie įkūrė politinę vyriausybę, kuri vadinasi Taikos ir vienybės vyriausybė. Remiamas daugiausia Darfūro politikų sąjungos, kuri vadinasi
Tasas. Ir ši gudrybė leido RSF sukurti vyriausybę, kuri neturi tarptautinio pripažinimo. Nors, kaip vėliau matysime, kalbėdami apie Europos pozicijas, sakykime. Yra nemažai painiavos dėl to, kuri vyriausybė iš tikrųjų yra vieningai pripažinta tarptautiniu mastu, nes visada egzistuoja tam tikras dviprasmiškumo lygis. Tačiau sukūrę šią fiktyvę taikos ir vienybės vyriausybę, jie sugebėjo perkelti aklavietę iš grinai karinio lygmens į diplomatinį. Ir tai yra vienas iš veiksnių, kurie iki šiol neleidžia pasiekti bent jau ugnies nutraukimo tarpusavio. Žinoma, yra vietinių ginkluotų grupuočių palaikymas, tarp kurių išskirtiniausias atvejis yra Sudano liaudies išlaisvinimo judėjimas Šiaurė, vadovaujamas Abdelazizo Al-Milų, kuris yra dar vienas milicijos vadas, kurios santykiai nutrūko su ankstesniu lyderiu, su kita Spalamane atšaka, kuriai vadovauja Agaras ir kuris sukūrė savo anklavą kalnuose. Nuba, kurią jie vadina naująją Sudano dalimi. Taigi jie save laiko kažkuo, kas yra autonomiška nuo likusios valstybės dalies. 2024 metais keli New York Times žurnalistai sugebėjo gauti akreditaciją pas Alilų grupę ir pamatyti, kaip gyvenama Nuba kalnuose. Taigi iš esmės pamatyti, kaip veikia teritorijos, kurios šalyje yra jų kontroliuojamos ir administruojamos. Ir iš tikrųjų jie sukūrė paralelinę valstybę. Taigi tai suteikia tau supratimą apie kariaujančių stovyklų sudėtingumą, o svarbiausia, leidžia pamatyti vieną iš pagrindinių konflikto bruožų. Jei įsisuktumėte pirmąją tiesioginę transliaciją, kurią darėme 2023 metais, jos pabaigoje, šiek tiek aptarėme galimus scenarijus ir matėme, kad vienas iš galimų scenarijų, jei konfliktas susitęstų ilgam laikui, būtų valstybės susiskaldymas. Quindi, di una partizione. Net jei ir nepripažinta, vis tiek jį faktiškai įsitvirtina vietoje. Štai tokie atvejai kaip SPLM-N Al-Hilų parodo, kad ši dinamika iš tikrųjų egzistuoja. Yra dar vienas atvejis, kuris yra ypač įdomus, apie kurį kalbėjome paskutinėje tiesioginėje transliacijoje skirtoje Sudanui, tai Desert Walls atvejis. Tai yra keli Kolumbijos samdiniai, kurie šiuo metu kovoja kartu su RSF. Iš mano matytų vaizdo įrašų galima spręsti, kad daugiausia tai yra samdiniai, kurie yra ypač įgudę arba specializuojasi artilerijos naudojime. Iš to, ką mums pavyko suprasti, jie iš tikrųjų yra civiliai arba buvę Kolumbijos saugumo pajėgų nariai, kurie veikia tame regione ir dalyvauja šiame kare per daugiausia ekonominės. Ir pats Emetis neseniai viešame pasisakyme pripažino, kad jie turi kolumbiečių. Štai kodėl tu ištraukė samdinius. Buvo Wagner grupės buvimas, kažkas klausė, kokie ištekliai čia svarbus. Jei gerai prisimenu, jie turėjo aukso kasyklą, bandė įkurti savo bazę, jiems rūpėjo tos kasyklos išnaudojimas ir jie nenorėjo pernelyg kištis tarp dviejų milicijų. Net Egiptas, su kuriuo abu grupės bandė užmegzti ryšius, vengė to daryti. Galima sakyti, kad artimiausios šalis stengiasi vengti tiesioginių ryšių. Tada kyla ir tokių klausimų. Kas iš dviejų priešininkų vykdo karo nusikaltimus? Ar abu vykdo karo nusikaltimus? Taigi, Sudanas šiuo metu yra juodoji skylė, todėl galimybė iš tikrųjų įvykdyti tyrimus dėl karo teisės pažeidimų yra labai sudėtinga. Tai, ką iki šiol pavyko sužinoti, yra susiję tik su liudijimais, kuriuos gauname iš fronto. Vaizdo įrašai, tele. Mokykla. Kokios sąlygos? Basta che tu abbia un telefono in tasca. Karo nusikaltimus vykdo abi pusės, žmogaus teisų pažeidimai taip pat. Neseniai, jei kalbame apie nusikaltimus žmoniškumui, nors ir neatmetu, kad ir SAF galėjo juos įvykdyti, kai RSF užėmė Šiaurės Darfūro sostinę. Praėjusį savaitgalį.
la primavera scorsa, se non ricordo male. Po metų trukusios apgulties pirmieji palydoviniai duomenys, kuriuos patvirtino ir jauti, rodo, kad iš tiesų vėl prasidėjo etninis valymas. Taigi, iš esmės šiuo metu negaliu pasakyti, nes negalime tiksliai įvertinti, ar iš tikrųjų vėl prasidėjo genocidas, bet tikrai vėl prasidėjo etninis valymas. Ir tai įrodo faktas, kad šio etninio valymo atsinaujinimas yra vienas iš veiksnių, galinčių paversti konfliktą regione. Šiame kontekste, kalbant apie Rusijos Wagner grupės klausimą, visa Wagner grupės Rusijos buvimas Afrikoje buvo visiškai arba bent jau žymiai pakeistas sukūrus Afrikos korpusą, kuri nesenai taip pat atidarė savo YouTube kanalą ir tai, ką jau dokumentavo Mirko Ukrainos karo atveju, tai yra perkelus Wagner grupės turtą į Rusijos gynybos ministeriją. Taigi šiandien Wagner yra instrumentas, bent jau Afrikoje, visiškai valdomas Rusijos gynybos ministerijos. Yra tik viena dalinė išimtis, tai Centrinės Afrikos Respublika, kur vis dar yra kai kurių vidutinio rango asmenų iš Prigožino laikotarpio. Ir šie vidutinio rango asmenys buvo palikti autonomiją. Aš manau, bet tai tik mano spėjimas, kad susitarimas su Kremliumi yra toks. Jūs negrįžtate į opoziciją, nebandote vėl suburti grupės, kaip padarė Prigožinas, kuris iš esmės buvo sukūręs paralelinę armiją ir netgi sukilo. Tačiau tam tikrų momentų mes leidžiam jums valdyti savo turtą Centrinės Afrikos Respublikoje. Iš tiesų šiandien priešais Rusijos kultūros institutą Bangyje, Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje, stovi, manau, bet galiu klysti, vienintelė atminimo statula su jų atvaizdais skirta Utkinui ir Prigožinui, taigi kariniam vadui ir Wagner vadovui. Tai aiškus simbolis, nes nemanau, kad iki šiol kas nors Rusijoje būtų pastatęs Prigožino statulą Rusijoje. Suprasti, kaip tas turtas atsidūrė gynybos ministerijoje. Sakau tai todėl, kad tikrai tiesa, jog Wagner turėjo labai stiprius ryšius su RSF, susijusius ir su naudingųjų iškasenų eksploatavimu, ypač kalbant apie auksą. Tačiau po Prigožino mirties Wagner perėjo Rusijos gynybos ministerijos žinion, Rusijos gynybos ministerija. Ir apskritai Rusija aktyviai remia reguliariasias Sudano ginkluotąsias pajėgas. Jie tai daro, žinoma, ne dėl kokių nors ideologinių priežasčių, o iš grynai nacionalinių interesų. Jie pagrįstai mano, kad net jei RSF atsikovotų Chartumą, jiems nepavyktų prasiveržti link pakrantės. Todėl jiems rūpi pakrantė. Ir todėl jie remia vyriausybę, kuri ateityje potencialiai jiems užtikrins prieigą prie to jūros ruožo. Taigi žinoma, jei vienoje svarstyklių pusėje padedi jėgą, kuri stabiliai kontroliuoja Darfūrą, o kitoje jėgą, kuri stabiliai kontroliuoja dalį Bab el-Mandebo sąsiaurio, Sueko kryptis, tuomet aiškiai supranti, kad Kremliaus akise Sueko kryptis turi daug didesnį vertę, ypač dabartinėme kontekste. Pereikime prie situacijos, prašau atleisti. Kadangi esame čia prieš pereidami prie padėties vietoje, kyla keletas klausimų. Pavyzdžiui, kokie yra užsienio interesai kare ir kurios šalis palaiko atitinkamas pusės? Tarkime, rusiška pusė užbaigėme klasikinių interesų – turėti uostą. Ten kaip ir kinai. Jie taip pat nori turėti savo uostą. Jie jau turi vieną. Tai Eritrėja, jei neklystu, ar ne? Kinai neturi uosto Eritrėjoje, jie modernizavo Asmaros uostą. Beje, Eritrėja yra šalis su dabartinė valdžia ypač. Mes, italai, mano nuomonė, teisingai nutraukėme dvejones ir pradėjome atvirai kalbėti su Eritrėja. O kas buvo priimtas? Krosetas lankėsi Eritrėjoje. Kinai atnaujino Asmaros uostą, o kalbant apie modernizavimą, Eritrėja nusipelno atskiro pasakojimo, nes jos istorija yra neįtikėtina. Atnaujinant Asmaros uostą, jie atnaujino krantines taip, kad būtų galima įvertinti galimybę priimti Kinijos karinius laivus.
Taip yra todėl, kad Akverčius, kuris vis dėlto yra žmogus, kuris įgijo išsilavinimą. Eskadrinį minininką toje teritorijoje. Nell'area. Būtent. Yra kita šalis, kuri dislokavo eskadrinių minininkų klasės laivą Eritrėjoje, tai buvo Rusija, diplomatinio mandagumo vizito metu. Apsvarstykite Eritrėją. Akverčius prezidentas yra tas, kuris buvo išsilavinęs Kinijoje maoizmo laikotarpiu, vis dar laisvai kalba kiniškai ir vis dar tiki Kinijos vystimosi modeliu. Rusija atliko šį mandagumo vizitą, manau, tai buvo eskadrinių minininkų klasės laivas, bet neprisimenu pavadinimo. Ir žinoma, tai buvo šventinis įvykis. Akverčius visada balsavo prieš visas rezoliucijas, smerkiančias karą Ukrainoje. Tai yra, jis visada tarptautiniuose forumuose palaiko Kiniją ir taip pat Rusiją. Tačiau šis mandagumo vizitas, kuris buvo atliktas, neatsimenu, ar tai buvo kokia nors proga, galbūt Eritrėjos nepriklausomybės metinių proga, buvo surengtas būtent dėl šios priežasties. Tai yra, rusai prisidengdami mandagumo vizitu norėjo įvertinti, kiek būtų sudėtinga, paprasčiau prisišvartuoti savo laivus per Smaros uostą. Ir atitinkamai tai vėlgi atsispindi šioje strategijoje, mano nuomonė, gana svarbioje ir vis dėlto labai nuosekliai rusų vykdomoje plėsti savo buvimą regione. Rusų. Strateginės motyvacijos gali būti įvairios. Labai paprastai tariant, esant daugiau ar mažiau įtemptai konfrontacijai su ES, būti šiame maršrute yra labai svarbu jūrų prekybai. Ypač europiečiams. Žinoma, rusams tai svarbu, todėl jie žaidžia keliose frontuose. Kaip jau minėjau anksčiau, jie buvo pradėję dėrybas su Egiptu, norėtų turėti bazę Sudane, taip pat norėtų arba svarsto galimybę turėti bazę Eritrėjoje. Tačiau Eritrėja nenori, iš dalies todėl, kad ji griežtai netoleruoja nuolatinių užsienio karių savo teritorijoje. Iš dalies todėl, kad nenori atsidurti tokioje padėtyje kaip Džibutis, kuri šiandien yra valstybė išlaikoma dėl įvairių užsienio kontingentų buvimo, bet iš esmės yra prispausta šių interesų, kurie visi susiję su bazių klausimu. Todėl jis svarsto galimybę tokio tiesioginio bendradarbiavimo, pavyzdžiui, modernizuokite krantines ir galbūt leiskite savo šalims naudotis mano uostais. Tačiau tai nėra toks valstybės vadovas, kuris nei dėl ideologijos, nei dėl nacionalinių interesų sampratos leistų nuolatinės bazės įrengimą. Beje, ir mes, italai, šiuo metu įsitraukėme į Asmaros uosto modernizavimo lenktynes. Taigi mes jau turime Mediugują, kuri yra mūsų bazė Džibutyje. Todėl neatmetu galimybės, kad galbūt ir ten būtų galima pritaikyti mūsų laivų prieplaukas ir krantines. Tačiau, žodžiu, situacija yra tokia. Ir tai leidžia suprasti, kodėl SAF šiandien turi daug didesnį tarptautinį svorį, o FSF iš esmės kontroliuoja tik gabaliukas dykumos ar kažkoks džiunglių plotas. Tai, ką matai vietoje, jei sugebi gerai perskaityti, leidžia pamatyti, kokia yra rizika, arba tiksliau, kokia buvo tikroji šio trečiojo karo metų ypatybė. Tai yra susidūrus su įvairių diplomatinių veiksmų nesėkme, susidūrus su aklavietė, kuri susidarė mūšio lauke. Mes iš tikrųjų matome, kaip konfliktas tampa regioninė. Norėdami suprasti šį regionalizacijos procesą ir pradėti jį įžvelgti, turite atkreipti dėmesį į 3 dalykus. Pirmasis yra Libijos 3 sienų trikampis, apie kurį kalbėjome ankstesnėje transliacijoje. Tai yra 3 sienų zona tarp Egipto, Sudano ir Libijos. Čia RSF susitarė su Khalifa Haftaru, kad užsitikrintų logistikos tiekimo liniją, kuri leidžia Haftaro žmonėms siųsti atsargas į Libiją. Iš tikrųjų buvo Al-Sisio tarpininkavimas, kai RSF ir Haftaro žmonės pradėjo kontroliuoti tą pasienio zoną. Jis iš karto pastambino Haftarui, kuris nuvyko į Kairą, ir galbūt taip buvo pasiekta tam tikra tarpininkavimo forma. Paskutiniai SAF surinkti išpoliai, beje,
buvo skirti nutraukti koridorių, kuris vedė į Libiją. Kad atsargos nepraeitų. Būtent taip. Atsižvelk ir į vieną veiksnį, apie tai jau kalbėjome kitose tiesioginiuose eteryje, bet Juvent verta pakartoti. Faktas toks, Sudanas dėl savo sandaros yra beveik visiškai dykuminė šalis. Taigi, reali kaimo kontrolė suteikia galimybę kontroliuoti daugybę kvadratinių kilometrų teritorijos. Sakau tai todėl, kad apie tai buvo surengta ne viena konferencija, kai kalbėta apie anglų kampaniją, kuri prasidėjo Sudane ir vėliau tęsėsi Etiopijos gilumoje. Kas kontroliuoja kaimelį, kuriame yra šulinys, ir kitą kaimelį su šuliniu. Tas kontroliuoja viską, nes jei neturi atramos taško, tu dykumoje neišgyvensi. Atrodo absurdiška, bet čia trūmoje oro bazėje čia nėra nieko. Čia nėra nieko. Taigi, kas kontroliuoja tą vietą, tas kontroliuoja visą šią juostą. Būtent, bet to trūmo kontrolė yra labai svarbi, nes, kiek žinoma, ISF taip pat dislokavo nemažai dronų. Tai jiems leidžia patruliuoti sieną su Libija. Taigi, jei prireiktų, tai yra susitarimas, kurį jie pasiekė. Tie egiptiečiai, kurie yra pas Sisi, pas Buraną, pas Tarą, žino tiesą. Tačiau tikriausiai galėtų smogti per didelėms tiekimo siuntoms, kurios kerta tą sieną. Taip pat ir ypač todėl, kad Sisis turėjo žaisti labai subtilų diplomatinį žaidimą. Nes tuo pačiu metu jis negali užkirsti kelio Libijos nacionaliniai armijai, taigi Haftaro frakcijai, apsirūpinti tiekimu atkeliaujančių iš pietų. Nes tai yra reikšminga ekonomikos dalis, finansuojanti jų karo pastangas. Todėl jie turi praeiti, bet ne tiek, kad tai pakenktų SAF pastangoms. Ačiū. Kitas aspektas, kuris gali padėti suprasti laipsnišką regionalizaciją, yra ta rožinė trikampė forma, kurią matai Mėlynojo Nilo valstijoje. Taip štai čia. Dabar, kaip matote, tai gana absurdiška, tai yra didžioji SAF karių dalis, kontroliuoja tą teritoriją ten, o tada turi puolimą, kuris prasideda nuo Mėlynojo Nilo, visiškai skirta nuo likusios dalies. Tai, kaip pamatysime, yra svarbus aspektas. Arba vis tiek ši puolimo operacija atskleidė, kad yra įsitraukimas, oficialiai paneigtas, bet kurį patvirtina atviri šaltiniai, Etiopijos įsitraukimas remiant RSF. Tačiau geriau įdėkime šį klausimą į kontekstą, kai netrukus kalbėsime apie konflikto regionalizaciją. Ir žinoma yra Pietų Sudano ir Šabo klausimas. Jei pasižiūrėsite ankstesnės transliacijas, bet vis tiek dabar tai pakartosime. Kai matote šią ginčijamą teritoriją tarp Pietų Sudano ir Subano, tai yra Abija rajonas, kuris iš esmės su Egligo miestu yra šerdis arba viena iš šerdžių, sakykime, Sudano naftos pramonės, turite atsižvelgti tai, kad tarp daugelio dalykų tas, kas iš tikrųjų kontroliuoja pakrantę, kontroliuoja naftos patekimą iš Pietų Sudano ir Sudano į tarptautinės rinkas. O pagrindinis Sudano energetikos infrastruktūros akcininkas šiandien yra Kinija, kuri pastatė šios naftotiekius ir yra pagrindinis arba vienas pagrindinių Sudano energetikos pramonės klientų. Maždaug tokia yra padėtis vietoje. Kaip jums sakiau, pirmieji metai buvo pažymėti tam tikrą RSF sėkme. Jie pasinaudojo savo kaip mobiliosios paramilitarinės grupės prigimtimi, todėl turėjo didelį gebėjimą greitai manevruoti prieš SAF. Antrieji metai buvo tie, kai SAF iš tikrųjų perėmė iniciatyvą, pasinaudodamos savo oro pranašumu, kurį daugiausiai užtikrino Irano dronų tiekimas. SAF kovoja su Shahid dronais. Trečiaisiais metais konfliktas dėl daugybės priežasčių, kurias netrukus aptarsime, iš tikrųjų ima regionalizuotis. Prieš pereinant prie šios regionalizacijos, pagalvojau, kad būtų įdomu parodyti, kaip kovojama Sudane. Taigi, mažas perliukas karo istorijos entuziastams. Sudanas yra paskutinė šalis, kurioje buvo matyta raudonšvarkių puolimas mūšio lauke.
Tai įvyko malšinant bepročio mūlo sukilimą, kai Britai vėl pradėjo Presaro užkariavimą. Chartumas. Jei norite pasižiūrėti, yra anglų istoriko Tomo Buckenhamo knyga, kuri vadinasi The Scramble for Africa. Tai tokia stora knyga, kurią skaitau, kai turiu bent kiek laisvo laiko. Bet jis detaliai pasakoja apie Chartumo žlugimą ir užėmimą, bei dokumentuoja paskutinį puolimą. Imperijos karių mūšio lauke. Cavalleria britannica. Bent jau Afrikoje. Beje, Britų kavalerijos ataka, kurią stebi labai jaunas Winstonas Churchillis. Šiandien karas vystantis Sudane yra visiškai kitoks. Visų pirma buvo tai, ką tu minėjai anksčiau. Iš tikrųjų, kovos vyksta daugiausia dykumų teritorijose, bent jau šiame etape. Ten kur šulinio, bet ir tiesiog kaimo ar prekybos mazgo kontrolę tau užtikrina kelių kvadratinių kilometrų teritorijos valdymą. Tačiau, ir tai man dažnai svarbu pabrėžti, nes mes įsivaizduojame, visi Afrikos konfliktai yra tarsi Black Hawk Down, kur žmonės su uniformomis važinėja techniką ir šaudo. Casaccio. Iš tikrųjų, kaip ir kitose konfliktuose artimuosiuose rytuose, Ukrainoje ar Kongo Demokratinėje Respublikoje, šis konfliktas kariaujamas dronais. Norėdamas parodyti šio konflikto pobūdį, čia matote skaidrę, kurią parengė Al Jazeera ir ji man labai patiko. Turiu pasakyti, kad Al Jazeera paskyrė ilgą reportažą vien tik dronų naudojimui kare Sudane. Žiūrėdamas į tipus, aš jau matau čia Kinų ir Irano dronus. Turkų. Yra. Kas? Taigi Turkija iš tikrųjų taip pat buvo apkaltinta finansavusi RSF, bet labiau dronais, o ne lėktuvais, jei taip galima pasakyti. Įdomus dalykas, mano nuomonė, kurį verta pastebėti. Yra laivai Ukrainoje, taip? Be laivo Ukraina, RSF naudojami dronai, kaip matai, yra dronai. Jie daug naudoja spiečius, mažai naudoja pavienius dronus, tai yra mažai naudoja didelį turkišką droną. Jie labai dažnai naudoja spiečius. Tai, ką jie bando daryti, bent jau iš tų vaizdo įrašų, kuriuos mačiau, yra paleisti šias spiečių bangas visiškai neapgalvotai, be jokios prasmės. Atsiprašau, pirmas klausimas, kurį tau užduodu. Kas juos finansuoja? RSF. O kaip jie finansuojasi, ta prasme, jie neturi išėjimo prie jūros ir negali. Tai daugiausiai per aukso kontrabandą, reketą ir juodąją rinką. Taigi iš esmės jie finansuojasi kaip plėšikai. Jie turi prieigą prie kai kurių kasyklų, kurias paskui išparduoda, arba tiksliau jų produkciją paleidžia į legalią rinką likusioje žemyno dalyje. Galbūt jiems pavyksta pasiekti, kad jie būtų parduoti Per biržą. Jų, taigi iš esmės per tokio tipo dalykus, čia žinoma. Turėk omeny, kad RSF karo pastangos, kaip ir visų kitų paramilitarinių grupių, yra daromos labai taupiai. Paaiškinsiu, jie gavo daug ginklų ir iš rusų, kai buvo Sudano vyriausybės dalis, o paskui tiesiog pasiėmė juos su savimi. Aš prisimenu, pavyzdžiui, vieną paradą Indipendenza del Sudan. 2020-aisiais, kai jie rengė paradą, atskirai žygiavo reguliariosios pajėgos ir RSF. Ir jie, pavyzdžiui, turėjo labai daug BTR. Žinoma, reikia skirti šį aukštą technologinį lygį, kalbant apie dronus ir technologiškai pažangės priemonės, kurias jie naudoja atvirose vietovėse. Taigi, kaip jau sakiau anksčiau, jie naudoja šiuos milžiniškus dronų spiečius. Jie visiškai atsitiktinai paleidžia juos į gyvenvietes, kai gyvenvietė užimama. Ir tai buvo užimtas fašiais. Tada jie įsiskverbia į gyvenvietes ir iš esmės plėšikauja. Tuo tarpu per Chartumo mūšį buvome rodę keletą vaizdo įrašų, čia yra šahidas, buvome rodę keletą vaizdo įrašų ir ankstesnėse transliacijose. Jie taip pat kovoja miestuose naudodami improvizuotas priemonės. Todėl viskas iš esmės virsta plėšikavimu.
kovos, pavyzdžiui, su motociklais. Ir todėl visa tai virto plėšikavimu. Taigi visa tai virto plėšikavimu. Ir todėl jis ėmėsi plėšikavimo. Ir todėl visa tai virto tokio tipo plėšikavimu. Kad pateikčiau tau duomenį ir kad suprastum, kaip tokio tipo karas sukėlė didžiausią humanitarinę krizę šiuo metu vykstančią planetoje. Jei pereisi prie kitos skaidrės, ten vėl yra Al Jazeera, kuri remdamasi atviromis šaltiniais suskaičiavo, kiek operacijų su dronais atliko SAF. Šiandien tai, ką matai, jų duomenimis yra daugiau nei 1478 žuvusiųjų, kurie jų manimų žuvo būtent per dronų atakas. 1478 patvirtintų žuvusiųjų. Šią skaidrę turi pabrėžti su šiurkščiu juokeliu, kuris sklandė apie SAF. Ir jis sklido per Darfūro genocidą. Esą Sudano kariuomenė nekovoja, o tik bombarduoja. Taip yra todėl, kad istoriškai, arba bent jau valdant Al-Bashirui, pagrindinis dalykas visada buvo toks: Chartumas kontroliuoja oro pajėgas. Tada sausumos operacijoms pasitelkiamos vietinės grupuotės, bet svarbiausia, kad oro erdvės kontrolė visada liktų reguliariosioms pajėgoms, visada liktų Chartumo valdžios rankose. Ir SAF ilgai kovojo, ypač pirmaisiais metais, kai atrodė, kad jie iš tikrųjų gali pralaimėti karą RSF. Jie sukaupė ir sandėliavo techniką, dronus, paruošė savo tiekimo grandinės, darė tokius dalykus. Tai yra armija, kuri nuleidžia dangų ant žemės. Tai armija. Armija, kuri dangų nuleidžia ant žemės. Tai buvo armija, kuri nuleido dangų ant žemės. Karas, bet tai kažkas labai arti dangaus. Buvau palikęs tau atvirus šaltinius su vaizdo įrašais apie tai, kas gali būti, apie kai kuriuos išpolius, tačiau nežinau, ar norime juos rodyti, nes tada gali nuimti transliaciją, todėl geriau velčiau. Na, kaip sakai, tai nebūtų pirmas kartas, bet jei eini toliau, galime pamatyti, kokie yra šio tipo kovos padariniai. Nuleis mums transliaciją, kam tai rūpi. Taigi, tai yra vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota SOFT pajėgų misija, vykdyta kovojant prieš RSF. Jei gerai prisimenu, tai turėtų būti turkiškas dronas. Taigi, kaip matai, sakykime, kad kovos būdas, kurį jie naudoja, yra panašus į tą, kurį naudoja RSF. Jie nori pakenkti tiekimo linijoms, šiuo atveju tai yra staigus išpolis prieš vilkstinę. Jie bando kovoti prieš RSF tiekimo linijas ir tai daro daugiausia naudodami dronus. Vis dėlto, žiūrėdami tokio tipo vaizdus, pastebėkite, kad tai nesiskiria nuo operacijų, kurias matome Ukrainoje. Tas pats dalykas seni žmonės, kažkas, kas buvo iškraunamas. Ne, tai yra tam, kaip žinai, nes yra ir tas dalykėlis, mes perkame. Nes tai yra pavadinimas, su kuriuo kažką daro, nesimato, kad kas nors mirtų, nieko panašaus. Bet aš stengiausi būti tikslus, nes manau, kad jie turi transliaciją apie mane. Jau gerai, kad po to reikalo mūsų neaplankė CŽV ar Prancūzijos žvalgyba. Čia buvo dar vienas juokelis. Bet kad parodyčiau, kaip iš tikrųjų turime šiek tiek išeiti iš savo burbulo, kai visiems reikia aiškinti didžiasias humanitarinės krizes susijusias su Afrikos konfliktais. Ir nes priemonės šiuolaikiškos, tai nėra taip, kad jos būtų... Atstumai yra milžiniški, žinoma, jie neturi didelių gyventojų skaičių. Jų yra daug ir kariuomenės yra gausios. Bet kokiu atveju, štai kokius efektus galite matyti dėl dronų operacijų gyvenvietėse. Pabrėžiu dar vieną būdą, kuriuo RSF bando panaudoti savo turimas oro pajėgas. Tačiau jos negali konkuruoti nei skaičiumi, nei galimybėmis su SAF.
Ir naudoti dronus tam, kad smogtų konkrečiai Sudano energetikos infrastruktūros dalį. Kaip jau turbūt supratote, ypač stebėdami tai, kas šiomis dienomis vyksta Ormuze, tai nėra vamzdynas, o perdirbimas, nes jei turi naikintuvus, dronus, kurie turi skristi, sunaikinti perdirbimo įrenginius, reiškia laikyti juos ant žemės. Tai pasak vieno šaltinio yra termobarinės bombos panaudojimas, tačiau šaltinis gana abejotinas. Vaizdo įrašas laikomas autentišku, jis yra tikras. Tačiau tai yra toks išpuolis, kurį įvykdė RSF, kurie nekartą naudojo vadinamosius statinės bombas. Jie sako, kad ši yra termobarinė. Galėtų būti patikrinta. Tai yra statinė bomba, mano nuomonė. Tačiau įdėjau ją tik tam, kad suprastum, jog iš karto matai būtent oro poslinkį, nes žmogus čia nesimato. Čia yra deflagracija, sakau tau, ir iš savo patirties. Kad tai yra statinė bomba. Tai labai purvinas dalykas. Teisingai. O statinės bombos kam? Taigi, statinės bombos buvo, sakykime, gana plačiai naudojamos per karą Siroje ir Akenoje nuo 2011 iki 2014 metų. Tokia maža, kur egzistuoja termobarinis. Yra toks mažas, taip, bet iš tikrųjų... Mano manimu, kiek mačiau, ją naudojo kai kurių laukų Ukrainoje išminavimui. Ir sukelia sprogimą, smūgio bangą, kurią tikrai pamatai. Ar ne, bet svarbiausia, manau, kad iš pavadinimo termobarinis turėtų sukelti gaisrą. Bet istoriškai ne, termobarinis nesukelia gaisro. Iš tikrųjų, jį tiesiog įsiurbia orą, sukuria vakuumo efektą, kuris įsiurbia orą. Okay. My bad. Gerai, Strikato, man nėra žinoma, kad jie būtų kada nors naudoję termobarinius ginklus Afrikos šalyse. Ne, nuoširdžiai, manau, kad jie tiesiog pasakė tą frazę, kad RSF atrodytų dar blogesnė. Mano hipotezė, kaip tau sakiau anksčiau, yra apie statinės bombą. Tai yra, jie padarys, galbūt tai nebus statinė, padarys savadarbį bombų, kurias tada užkraus ant tų ketursraičių dronų ir numes ten, kur jiem atrodys tinkamiausi. Kitas veiksnys, kuris išskiria RSF, turiu pasakyti, kad labiau RSF nei armija, bet nesigilinant. Niekam neteikiant pirmenybės. RSF labai dažnai taikosi į medicinos įstaigas, kadangi jie labai dažnai naudoja apgulties taktiką, žinoma, vienas greičiausių būdų užbaigti apgultį yra atimti vandenį, maistą, vaistus. Ir tai ypač aiškiai matėsi Al-Fashero apgulties metu, kai vienu iš nedaugelio atvejų jie iš tikrųjų panaudojo raketą. Tai yra raketų paleidimo įrenginius, jie smogė organizacijos gydytojų be sienų ligoniniai. Taip ir nutiko, kad po metų trukusio pasipriešinimo Al-Fasheras vis dėlto krito. Kaip jau minėjau anksčiau, pagrindinis pastarųjų metų konflikto bruožas buvo regionalizacija. Dabar žiūrėkime, kaip konfliktas tapo regioniniu. Visų pirma, dėl Egipto dalyvavimo. Čia iš tikrųjų turėčiau papasakoti 70 metų Afrikos istorijos, todėl atsiprašau už supaprastinimus, kuriuos toj padarysiu. Taigi, visų pirma, Egipto paramos Sudano reguliariosioms pajėgoms santykiai paaiškinami asmeniniais ryšiais. Tarp Sisio ir Al-Burhano, kurie tam tikrą laiką studijavo toje pačioje akademijoje, Egipte ilgą laiką, net ir Nasirio laikotarpiu, Egipto nacionalistai net kalbėjo apie būtinybę suvienyti slėnį. Taigi grįžti prie to, kas buvo Osmanų laikotarpiu, kai Egiptas ir Sudanas buvo stiprus, o vėliau pateko po Britų valdžia. Tas pats dalykas. Altis remia SAF ne tik dėl šių asmeninių santykių, bet ir tam, kad valdžioje išlaikytų vyriausybę, kurią jis laiko artimesnė savo darbotvarkiai. Ir svarbiausia, siekdama sustiprinti ašį arba bent jau išlaikyti ašį tarp Kairo ir Chartumo, kurią jis laiko naudinga. Visai eiliai klausimų, pavyzdžiui, Didžiosios Etiopijos užtvankos klausimų. Kur? 3 šalys, kurios dalyvauja Nilo vandens valdymo forume, yra Sudanas, Egiptas ir Etiopija. Ir žinoma, Sudanas linkęs palaikyti Egiptą.
Tada, žinoma, yra Raudonosios jūros klausimas. Egiptas nori išlaikyti Raudonąją jūrą lojalistų kontrolėje. Ir dar dėl visos eilės istorinių ryšių, kurie egzistuoja tarp dviejų ginkluotųjų pajėgų, prasidėjus priešiškumui kartu su operacijomis prieš Chartumą, tai yra prieš sostinę, siekiant perimti prezidentų rūmų kontrolę, RSF pradėjo puolimą Šiaurės Sudane prieš Egipto oro pajėgų bazę, kuri iki šiol yra viena iš nedaugelio oficialių Egipto įrenginių užsienyje. Tačiau Kairui ji turi strateginę reikšmę, kuri Kairui yra itin svarbi. Kad būtų galima išplėsti tam tikrą įtaką beveik iki Didžiųjų ežerų regiono pradžios, turėkite omenyje, kad Afrika yra didelė. Todėl kalbame apie kelis tūkstančius kilometrų. Egiptas niekada neslėpė noro remti arba turėti didesnę simpatiją sudaryti alijansą su SAF. Tai jei pereisite prie kitos skaidrės, dar labiau patvirtina šie New York Times atlikti tyrimai. Aš juos dar kartą patikrinau, todėl jie iš tikrųjų yra įgyvendinami. Tai yra pietinė Egipto bazė, kuri šiuo metu teikia oro paramą Egiptui Sudane, tiek vykdama stebėjimo ir žvalgybos operacijas, tiek bombarduodama Tiberiją. Dar vienas šios partnerystės įrodymas. Jei pereisite prie kitos skaidrės, čia matote turkišką bepiločio orlaivio modelį, kurį Egiptas įsigijo oficialiai ir kuris buvo numuštas Darfūro regione. Beje, jei neklystu, bet tai turi pasakyti tu, tai yra pirmasis atvejis, kai buvo numuštas toks bepiločio orlaivio modelis, bet nežinau, ar ir Ukrainoje buvo tokių naujos kartos atvejų. Ar tokių buvo tarp Armėnijos ir Azerbaidžano, bet nežinau, ar būtent ši versija, ar ankstesnė, nes ši yra būtent Lupo, kuri dalyvavo varžybose, kuriais pralaimėjo taip pat Haftar, bet nežinoma kurios variantai ir panašus dalykai. Kas yra užfiksuota taip? Nes manau, kad Haftar, jei neklystų, buvo praradęs TB2. Kiek žinau, tai yra pirmas kartas, kai matome būtent bepiločio orlaivio nuolaužas, bepiločio orlaivio numušto kažkur pasaulyje. Pereikime prie kito veikėjo, tai yra Etiopija. Etiopija leidžia suprasti, kaip įsitraukė etiopai. Sudano krizę reikia vertinti daug trapesnėme regioninėme kontekste. Norėčiau, kad pradėtume nuo šio vaizdo įrašo, šito tau tikrai nepašalins. Taigi, šie, kuriuos matote, yra batalionų grupė, kuri save vadina 70M. Tai yra kadetai, kurie baigė savo mokymus, jie yra baigę studijas Sudane. Tačiau šie 70 kadetų turi labai ypatingą kilmę, būtent visi jie yra kilę iš Etiopijos Tigrajaus regiono. Tigrajaus karas, 500 tūkstančių žuvusiųjų, 600 tūkstančių sužeistųjų. Šie kadetai buvo įtraukti į Sudano ginkluotąsias pajėgas, apmokyti. Galbūt girdėjote, kad atrodo, jog Tigrajaus kare vėl gali prasidėti kovos. Pažymėtina, kad Etiopija ir Sudanas taip pat turėjo neišspręstų klausimų susijusių su pasienio karais. Pasienyje vyko susirėmimai. Ne daugiau kaip prieš 2 metus, taigi tikrai tai nebuvo jau savaime gera santykių pradžia, tačiau taip nebuvo. Tai ta zona tiesa. Absoliučiai. Ji buvo gerai atstovaujama viduje. Jie visada turėjo separatizmo apraiškų, jie taip pat buvo vieni pirmųjų, kuriuos prisimename, vadas, kuris išdavė per Italijos invaziją, ar jis išdavė italų pusę prieš savo tautiečius. Taip ir buvo, būtent todėl, kad jau tuo metu jie gyveno separatizme. Kalbant apie tai, taigi tai susijęs su pačia Etiopijos valstybės prigimtimi, kuri yra labai ypatinga. Kai žiūrime į jo pirmtakus, jo tėvas pasivadina Nebusnegas, karalių karaliumi. Būtent todėl Etiopija galiausiai turėjo šią konfederaciją, kurioje įvairūs feodaliniai valdovai pakluso imperatoriaus valiai.
Ši įtampa. Taigi, norite paralelės, kad suprastumėte, kaip tai buvo. Sistema, kurį jie rodo, žinote, kai žiūrėjau angliškai, nežinau, kaip jie išvertė į italų kalbą su tais baneriais, vadinkime juos vėliavomis. Taip, būtent. Kiekvienas turėjo savo... Apačioje buvo tie, žinote, kaip visada, jei vėl remtumėmės Game of Thrones paradigmą. Ir tarsi būtų Starkai, kurie yra viršuje, o apačioje būtų visi kiti. Signori, mažesni ponai, bet vis tiek tie, kurie, sakykime, rodo savo ištikimybę ir panašiai. Taigi, net kai jie pradėjo formuoti kariuomenę, tai buvo kariuomenė, kuri labiau pakluso atskiriems vadams. Todėl ji nebuvo labai vieninga. Taip yra todėl, kad visada prisimink, jog Etiopijos nacionalinė šventė sutampa su Advos mūšiu. Ir jie pasirinko Advos mūšio minėjimą kaip nacionalinę šventę. Kodėl? Nes prasmė yra visų etiopų jėgų suvienijimas. Mes atstumėme baltuosius, todėl mums pavyko atsilaikyti ir prieš kolonialisto veržimąsi, ko nepavyko padaryti kitoms Afrikos valstybėms. Grįžtant į šios laikus, šis vaizdo įrašas žinoma leidžia suprasti, kaip Etiopijos vyriausybė dabar žiūri į taisyklės. Sudano reguliariosios pajėgos kaip sistemos egzistencinės krizės dalis, todėl ginkluoja sukilėlius. Jie tai daro kartu su Eritrėja, kuri savo ruožtu remia Sudano reguliariasias pajėgas, ypač suteikdama keletą pėstininkų dalinių ir daug mokymų. Iš esmės vyksta tai, kad santykiai tarp Sudano ir Etiopijos visada buvo problemiški, tačiau Sudano vykdomas Tigrajo apmokymas privertė Etiopiją imtis veiksmų ir todėl iš karto pasirinkti pusę. Taip pat yra interesas siūsti būtent tuos iš to regiono netgi ne visiškai laisvus. Ir jie eina ten kelti triukšmo, kad nekeltų triukšmo viduje. Kaip naudoti jo reikalus, tokie dalykai ne. Iš tos pusės Etiopijos vyriausybei ne, šio intereso nėra. Nes jie privertė TPLF kapituliuoti 2022 metais ir todėl jie visiškai nenori, kad ta armija vėl apsiginkluotų. Galbūt toks interesas galėtų būti, nes šiuo metu TPLF yra padalintas į dvi stovyklas. Viena palaiko vyriausybę, o kita norėtų atnaujinti karą ir atkeršyti tą, kuri palaiko vyriausybę. Galbūt jį galėtų turėti tokį interesą išsiųsti pačius neramiausius narius kitur. Eikite ir kelkite triukšmą kažkur kitur. Taip, galbūt taip, tačiau pagrindinis klausimas šiuo metu yra tas, kurį matai, Etiopijos situacija atnaujinta iki kovo mėnesio. Iš esmės, tu turi sukilimą trijuose pagrindiniuose regionuose – Oromijoje, Amharoje ir Tigrajoje, kur jie taip pat telkia kariuomenę, ruošiantis galimam naujo karo protrūkiui. Taigi etiopai jau vasario mėnesį. Bet kodėl Etiopija remia RSF? Kodėl? Kodėl ne? Juk tau aiškinau, kodėl RSF SAF treniruoja Tigrajus. Visai eilė istorinių problemų tarp Sudano ir Etiopijos dėl sienos, dėl įvairaus pobūdžio Nilo vandens išteklių naudojimo. Taigi, kada jie pradėjo matyti, kad Sudano reguliariosios pajėgos iš tikrųjų treniruoja žmonės atvykstančius iš Tigrajaus regiono? Ką jūs ten matote? Ir kur artimiausiu metu galėtų prasidėti karas? Ir kodėl aš tai pabrėžiu? Etiopija sutelkė kariuomenę prie sienos su Tigrajaus regionu. Taigi, tikriausiai jie sako, turime pašalinti mums priešišką vyriausybę, todėl gerai, kad remiame RSF. Tačiau jei pažiūrėsi į žemėlapį, turi suprasti, kad šiuo metu Etiopija išgyvena ypač dramatišką laikotarpį, nes trijuose jos regionuose vyksta sukilimai. Pagrindinė svarba Cielo Romija Lamara, kuri yra vienas iš šalies ekonominių plaučių. Ir žinoma, dar yra Tidra klausimas. Didesnė ar mažesnė baimė? Aiškiai išreikšta abijos pusė. Ir kad galima nuolatinė sąjunga tarp Amaros, Tigrajaus ir Afaro gali sukurti priešišką jėgą,
kuri galėtų žygiuoti prieš juos. Beba ir jis laimėjo Tigrajaus karą būtent todėl, kad amharai turi. Tačiau šiame etape jie sukilo prieš centrinę valdžią ir dėl to yra, sakykime, didelė priešiškumas tarp Sapevos vyriausybės ir Amaros vyriausybės. Kodėl svarbu kalbėti apie visą tai? Galbūt tai mus šiek tiek nukreipia į Sudaną. Nes reikia suprasti Sudano krizę, Sudano karą. Šie konfliktai vyksta regioninių konfliktų kontekste, kurie susiję su tuo, kad kelios didelės regiono valstybės, sakyčiau, praktiškai visos išskyrus Keniją, iš naujo apibrėžia savo vidinės valdžios sistemas ir dažnai tai daro ginkluoto konflikto būdu. Taigi paimsi Sudaną, Čadą, Libiją, jei nori Pietų Sudaną, Etiopiją ir Somalį, taip pat matai šią smurtinių sukrėtimų virtinę, kuri turi sukurti naujas vidinės politinės tvarkas. Tačiau aš nesu mėgėjas tų, kurie sako, kad viską paaiškina viena bendra gija, vienintelis regiono aiškinimo raktas. Atrodo, kad šie konfliktai kyla dėl vietinių priežasčių. Bet jie visi prasideda vienu metu ir visi toje pačioje srityje. Puikiai supranti, kad atsidurėme scenariuje, kuris yra radikaliai blogesnis nei dabartinis. Grįžtant prie logistikos aspekto Sudano konflikte, tai, ką matote, yra rekonstrukcija, kurią atliko Tarptautinės humanitarinės teisės laboratorija. Jie atsekė krovinių siuntas iš Asosos oro uosto, kuris yra Etiopijos nacionalinės armijos bazė. Jie pakrovė šiuos konvojus, kuriuos matote nuotraukoje. Ir tada šie konvojai išvyko paremti RSF puolimo Mėlynojo Nilo regione. Jei dar kartą pažiūrėsite į tą žemėlapį, kurį rodžiau pradžioje, tas trikampis pietuose, kur yra RSF, tas trikampis pietuose, Mėlynojo Nilo regione, kuris atrodo nepaaiškinamas. Bet iš tikrųjų ten yra RSF kovotojų, kurie kovoja. Jiems padeda Etiopija. Ir iš dalies Pietų Sudanas, kur atrodo Pietų Sudano prezidentas, bet apie tai pakalbėsime išsamiau netrukus, rėmė RSF prieš eidamas į Pietų Sudaną. Jei ten padarysi tiksliai, šitą padaryta paskubomis yra iš esmės tikrai. Duomenys, kuriuos mums pateikė ILAP, rodo, kad šių vilkstinių stebėjimas, taigi šis pajėgų telkimas laike, iš tikrųjų sutampa su puolimo pradžia Mėlynojo Nilo regione. Tai yra, jie stebi nedidelį pajėgų telkimą. 2026 m. vasarį, tarp vasario pabaigos ir kovo pradžios prasideda puolimas Mėlynojo Nilo regione. Jei pereisi prie kitos skaidrės, taip gali pamatyti pagrindinius pirmuosius RSF judėjimus Mėlynojo Nilo puolimo metu. Taigi iš Asosos bazės jie pajudėjo link Kurmuko, tai yra iš Asosos į logistiką, į bazės, jie padarė. Jie paruošė užnugario logistikos liniją ir tada pradėjo judėti link Kurmuko. Iš tikrųjų tai leidžia suprasti, kaip Etiopijos įsitraukimas, nors oficialiai apsiriboja Adis Abebos lygmeniu, iš tikrųjų remiasi kai kuriomis šių kariuomenės dalimis. Jie turėjo pereiti būtent šią vietą, netrukus prie to prieisime. Būtent tai gali šiek tiek padėti jums suprasti atmosferą, kuri vyrauja Etiopijoje. Etiopija sustabdė, bet neatsisakė savo plano dėl prieėjimo prie Raudonosios jūros, kuris Abiy Ahmedui yra vaikomas egzistenciniu klausimu. Taip pat norint atsverti skaudų pralaimėjimą Eritrėjai, po kurio Etiopija neteko išėjimo prie jūros. Tai, ką matote, yra užrašas aramėjų kalba, kuris buvo fatta durante una parata militare qualche tempo. Padaryta po sausio, kuri iš esmės sako, verčiau mirsime, jei neturėsime jūsų prieimo prie jūros. Maža detalė, kuri man parodo, kokie rimti yra Etiopijos ketinimai. Tačiau tai nepriklauso nuo Abiy Ahmedo. Kalbant apie prieigą prie Raudonosios jūros, Etiopija yra sausumos valstybė. Yra valstybė be išėjimo prie jūros, kuri vis dar turi karinį jūrų laivyną. Jie turi karinį jūrų laivyną. Taigi tai leidžia suprasti, kaip jiems, jei norite, net ideologiškai, beveik mesijaniškai,
prieiga prie Raudonosios jūros yra kažkas, dėl ko negalima dėrėtis. Ir todėl visi šie veiksmai prieš Tigrajų, bandymas šio memorandumo hipotezės su jo rankomis dėl to. Aš to nesiekiau, nes akivaizdu, kad mums nebuvo blogai. Aš tau atnešiu šitą 1935 metų žemėlapį, jei gerai prisimenu metus, mes turėjome jo itališką versiją. Ne, gerai, tai kaip tada atsirado Somalis? Pietų Somalis C. Tai Cizio naujovė. Bet Italijoje naujovė yra Cizio naujovė, bet tai yra naujovė. Buvo, taip, tai ką matai čia yra žemėlapis, nes tai ką matai čia yra kolonijinis padalymas, kur yra, apie tai kalbėjau apie afrikietiškumus savo Substack platformoje, ar galite susirasti tą straipsnį, kurį buvau parašęs. Po to, kai Izraelis pripažino Somalilandą nepriklausomą valstybę. Tai kaip, iš esmės kolonijinėje kartografijoje visada buvo tos pačios 3 somaliečių žemės. Prancūzijos Somalis, Džibutis, Didžiosios Britanijos Somalis, Somalilandas, Italijos Somalis. Vienintelė sėkminga italų puolamoji operacija Antrajame pasaulinėme kare. Taigi ta Britų visiškai vykdyta italų. Mes taip prastai pasirodėme Balkanuose, nelaimėjome nė vienos puolimo. Mes įsiveržėme su 2 kolonomis. Viena judėjo link Berberos, kita ėjo palei pakrantę, nes užėmėme ir Somalį. Prancūzai ir anglai po nedidelės kovos turėjo pasitraukti į Aderį. Vienintelė kampanija, kurią italai visiškai įvykdė. Taip ir buvo, taip ir buvo. Ir iš tiesų, sakykime, pasibaigus Antram pasauliniam karui, atvirai pasakius, nežinau, ar tai buvo susitarimas su italais, ar įsikišo amerikiečiai, kas buvo nuspręsta, kas ten vyko. Vietiniai judėjimai. Tačiau Britų Somalis ir Italijos Somalis, taigi Somalis ir Somalis, buvo sujungti ir iki šiol dauguma valstybių juos pripažįsta kaip tos pačios valstybės dalį. Vėliau po Somalio pilietinio karo pradžios 1991 metais Britų Somalis, kuri, sakykime, sugebėjo užsitikrinti didesnį stabilumą, taip pat susijusi su tam tikrų organinių balansų, kuris egzistuoja. Toje vietoje jis pareiškė, jį faktiškai veikia kaip nepriklausoma valstybė, tai yra turi savarankiškus rinkimus, visą eilę autonomijos požymių. Tačiau Afrikos pusėje ji nėra pripažįstama kaip nepriklausoma valstybė. Nes yra toks, drįsčiau pasakyti, beveik mantrinis Afrikos Sąjungos principas, kuris sako, kad negalima pripažinti autonominių darinių, pažeidžiančių pirminį pokolonijinį valstybinį vientisumą. Nes baiminamasi, kad jei pritarsi vienam, visa eilė nepriklausomybės judėjimų visame žemyne turėtų gauti tokį patį pripažinimą iš kitos pusės. Nes vis dėlto Somalis iki šiol yra įsitraukęs labai lėtas ir problemiškas valstybės kūrimas. Taigi, kitos valstybės nepriklausomybės pripažinimas nėra vertinamas teigiamai. Todėl kitas gali požiūrio klausimas. Izraelis sulaužė tabu. Kodėl tai buvo tabu? Galiu kritikuoti sprendimą ar būdą, jau daugelį metų faktiškai pripažįstama, kad Somalilando valstybės kūrimo procesas vyko daug geriau, tiek demokratijos, tiek daugeliu kitų aspektų, palyginti su Somalija. Izraelio pripažinimas Somalilando akise turėjo būti vienas iš svarbiausių. Viltis buvo tokia, mus pripažins vienas, o tada grandinė reakcija, mus pripažins ir visi kiti. Jie tikėjosi, kad ir Jungtinės valstijos valdant Trumpui juos pripažins kaip nepriklausomą valstybę, tačiau kol kas tai neįvyko. Tačiau, sakykime, štai iš Etiopijos pusės taip. Mano nuomonė, buvo didžiulė klaida nesuteikti Etiopijai išėjimo prie jūros. Tai yra galiausiai buvo galima Etiopijai teisybės dėliai išėjimą prie jūros jį prarado, ta prasme, kad Eritreja sukilo ir 10-ojo dešimtmečio pabaigoje gavo nepriklausomybę. Ginklų tai yra ne dėl kitų priežasčių, ne
Neatsižvelgiant į tai, kad eritrejiečiai buvo pavergti, kad jie turėjo, tai yra jie buvo pirmieji, kas kalbėjo, taip sakant, kabutėse. Jie labiau prisidėjo prie Italijos okupacijos, būtent todėl, kad iš ten vėliau kils ir Italijos invazija, iš Italijos, Somalio, Eritrėjos. Eritrejiečiai italų nelaikė tokiais blogais, bet vėliau ir jie pamažu pradėjo keisti nuomonę. Ne, bet iki šių dienų. Ir jie netgi matė sankcijas kaip nukreiptas prieš Etiopiją. Šiandien galiu pasakyti, kad tai paradoksali patirtis, kurią esu patyręs ne kartą savo gyvenime. Tačiau eritrejiečiai iš visų mūsų italų kolonizuotų tautų yra tie, kurie iki šiol išsaugojo atminimą. Nesakau, kad jis teigiamas, bet jie pripažįsta tam tikrus Italijos kolonizacijos nuopelnus, ko, tarkime, etiopas ar libietis nedaro, arba bent jau dauguma jų to nepripažįsta. Buvo ir daug eritrėjų, kurie kovojo Italijos pusėje. Taip, vadinamieji askariai. Jei nuvyksi į Asmarą, atrodys, lyg būtum Italijoje 7-ame dešimtmetyje. Kad tau būtų paprasčiau suprasti, Asmaroje yra Impero kino teatras, kuris turi dvynį. Čia Romoje, Kasilino rajone. Jie iš tikrųjų yra dvyniai. Tai yra tas pats identiškas kino teatras, ta pati identiška struktūra. Tačiau tai yra dalis visos dinamikos susijusios su etiopų prieiga prie Raudonosios jūros arba apskritai prieiga prie Raudonosios jūros, kuri tapo gana aktualia tema. Pereikime prie Čado. Taigi, tie, kuriuos matote šioje The New Humanitarian sudarytoje žemėlapyje. Tai yra teritorijos, kuriuose Darfūre, Sudano pasienyje vyko konfliktai ir etninio valymo operacijos. Didelis pabėgėlių skaičius, kuris pabėgo nuo etninio valymo Darfūre, pasitraukė už sienos į Čadą. Paprasčiau tariant, jie pasitraukė į labai vargingą valstybę, kuri iki šiol turi susidoroti su humanitarinė krize. Pakankamai stipriai. Kas nutiko kovo pabaigoje? Tai, ką matote. Įvyko masinis Čado pajėgų sutelkimas prie Sudano sienos. Sprendimas dislokuoti tokį kiekį pajėgų ir uždaryti sieną su visomis to pasekmėmis, taip pat ir humanitariniu lygmeniu. Tai iš esmės susijęs su kai kuriais dronų atakomis, kurias, kaip teigiama, RSF įvykdė Čado sienos pusėje. Dabar, Čadui karas Sudane, kaip jau minėjau, iš esmės susijęs su etinių grupių pusiausvyra. Nes valdžia Džamenoje Čade iš esmės priklauso Zagavų tautai. Tai yra šiai etiniai grupiai, kuri gyvena abiejose Sudano ir Čado sienos pusėse. Jei Džamenos pusbroliai neskuba padėti. Tiems, kurie yra Darfūre, susidaro klaninis skilimas, kuri gali sukelti domino efektą ir privesti prie valdžios krizės Džamenai. Pateiksiu tau pavyzdį, kuris gali būti gana reikšmingas. Papasakosiu tau šią istoriją. Prieš kurį laiką Džamenoje, vykstant labai keistai Džadianų pereinamai fazei, buvo nužudytas vienos mažos socialistinės partijos istorinis lyderis, vardu Jahjedinas. Jis buvo nužudytas per labai keistą susišaudymą. Jį nužudė jo namuose Čado slaptosios tarnybos, jų ginkluotas padalinys, ir jie apkaltino jį bandymu surengti perversmą. Tačiau jis buvo savo namuose, jį konkrečiai apkaltino bandymu užgrobti nacionalinės televizijos būstinę, jis pats. Tačiau jis buvo savo namuose. Štai, kai žinia apie Jahjedino mirtį, kuris priklausė labai mažai, bet istoriniai politiniai partijai turinčiai kelis dešimtmečius veiklos, pasiekė anapus sienos, vienas iš Jahjedino pusbrolių Sudano Zagava ėmė vadovauti 15 000 vyrų būriui ir žygiavo į Čadą. Tai yra, jis norėjo žygiuoti prieš Džameną. Tai yra divizija, ne būrys. Divizija yra daugiau, bet nežinau, ar tu tai supratai. Tarp kovotojų, nežinau, 800, 1200, kad tau būtų aiškiau. Taigi jie yra lydžio divizijos.
Jis ėmė vadovauti 15 000 vyrų, atleiskite man generolę kapitinį, jei vis dar klystu dėl terminų, bet jis ėmė vadovauti 15 000 vyrų, kad atkeršytų už savo pusbrolį Ndžamenoje. Tai kad suprastum, jog iš vienos pusės Darfūro Zagavai yra labai stipriai karinė jėga, turinti didelį potencialą. Bet svarbiausia, kad jei Ndžamenos vyriausybė nesugeba bent jau apsaugoti ir palengvinti pusbrolių Darfūre kančių. Gali būti, kad vadovas Čado prezidentas Mamatu Tristebi gali būti pašalintas iš pareigų. Tai, ką matote, yra šiuo metu prie Čado ir Sudano sienos dislokuotos pajėgos, todėl kyla rizika, kad Čadas bus įtrauktas į Sudano karą, ypač Darfūro regione. Galbūt net persidengiant, sukuriant buferinę zoną, kuri akivaizdžiai pakenktų RSF. Evidentemente l'RSF. Tada yra Pietų Sudano klausimas, štai žemėlapis, kurį jau buvau parodęs per praėjusį tiesioginį eterį. Kaip matote, ši pasienio zona tarp Pietų Sudano ir Sudano vis dar vyksta didžioji dalis kovų, arba bent nemaža jų dalis susijusių su ARSF. Prieš kelis mėnesius ARSF užėmė Idlibo miestą, kuriame yra viena pagrindinių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Tuo metu tiek Pietų Sudanas, tiek Sudano kinai baiminosi, kad ARSF, norėdama atgauti miestą arba atimti strateginį pranašumą iš RSF, nuspręs bombarduoti Idlibą ir taip sunaikinti šią struktūrą. Tai būtų buvę logiška iš RSF požiūrio taško. Miestas. Di Pakenkti reformoms. carburante dell'RSF. Come dicevamo prima, senza la raffineria non hai la benzina per i droni. Dėl visko, ką turi pajudinti. Buvo šis gana keistas tarpininkavimas, po kurio, manau, gali būti kinų ranka. Po kurios Pietų Sudano pajėgos, Pietų Sudano armija užėmė Eglik miestą. Jie įvedė tam tikrą kontroliuojamą administravimą ir pasakė, na gerai, kol mes čia saugosime naftos perdirbimo gamyklą, taigi jos nekontroliuoja nei Sudanas, nei Pietų Sudanas, tačiau yra problema, todėl trumpa paskutinių 7 metų Pietų Sudane istorija. Pietų Sudaną ilgą laiką valdė ši keista pereinamoji vyriausybė. Vadovaujama Respublikos prezidento, kuris vis dar eina pareigas ir yra Salva Kiras, bei jo viceprezidento, kuris buvo Riekas Makas. Ypatinga buvo tai, kad šie du ponai kovojo vienas prieš kitą, ypač žiauriame pilietinėme kare, kuris prasidėjo iškart po Pietų Sudano nepriklausomybės. Tas dešinėje yra Salva Kiras, tas, kuris dėvi beveik kaubojišką skrybelę, o Riekas Makaras yra kairėje. Taigi, kas nutiko? Visa ši paliaubų sistema laikėsi ant naftos pinigų. Ta prasme, kad ši oligarchija, kontroliuodama prieigą ir lėšas gaunamas iš naftos išteklių eksploatavimo, buvo užtikrinamas atlyginimų fondas, buvo užtikrinama prieiga prie pinigų. Tai daugiau ar mažiau visus ramino. Prasidėjus karui Sudane ir vėliau sugadinus energetikos infrastruktūrą, kilo energetikos sektoriaus krizė. Tapo neįmanoma mokėti atlyginimų net ginkluotosiams pajėgoms, nebuvo galima užtikrinti tos klientelinės sistemos, kuri palaikė paliaubas. Kovos vėl atsinaujina, Riekas Makaras yra suimamas, per vieną naktį atleidžiamas žvalgybos vadovas. Trumpai tariant, Salva Kiras, kuris iš tikrųjų prastai jaučiasi, nes buvo matyti keletas jo viešų pasirodymų 2024-2025 metais, nėra labai geros sveikatos, bet kokiu atveju jo aplinka pasinaudojo progą atnaujinti šį pilietinį karą. Mažas dalykas. Makaro aplinka buvo apkaltinta Sudano reguliariųjų pajėgų, SAF. Ir čia tu jau juokiesi dėl to balsavimo, supratęs, kad sugebėjai sukurti ekonomiką, palengvinai RSF verbavimą šalies viduje. Ne tik tai, bet keli RSF nariai, sakykime, jų žvalgybos su kostiumais ir kaklaraiščiais kirto sieną, sumokėjo nemažai pinigų, kad gautų prieigą prie naftos išteklių.
Tai yra Sudano žvalgybos pateikta versija, iki šiol tai visada buvo laikoma tik prielaida, žodžiu, karo rūkas. Kas žino, ar tai tiesa, tačiau jei prisimenate trikampį, apie kurį kalbėjome prieš puolimą prie Mėlynojo Nilo. Kaip teisingai sakė Mirko, šios RSF pajėgos kažkur turėjo praeiti, jei įtariami blogiausia. Galvoti blogiausia gal ir nuodėmė, bet dažnai tam yra ir įrodymų. Dabar. Todėl manau, kad tau dar nerista pasakiau. Pietų Sudanas, kuris yra labai įvairus, susideda iš kelių grupių, Baltoji armija ir tai tado ir tai tupoj. Tačiau tai tikrai meta naują šviesą į galimą prezidento Kiro įsitraukimą remiant RSF. Taigi situacija keičiasi. Dabar paskutinė dalis, tada aišku būsime pasiruošę klausimams, žinoma. Jei kalbame apie diplomatiją, visų pirma negalime nepaminėti naujojo ketverto Sudano klausimų. Visada nukreipiu jūs į abiganizmį, nes ten kalbėjau išsamiau, trumpa ketverto istorija. Sudanui tai yra diplomatinis formatas, kurį Jungtinės valstijos sukūrė apie 2019 metus, jei ne anksčiau, siekdamos tvarkyti santykius su Sudanu. Trumpas jį smarkiai pertvarkė, iš esmės pašalindamas vienintelį europietišką ketverto narį, Jungtinę karalystę, Didžiąją Britaniją, ir vietoj jos įtraukdamas Egiptą. Taigi šį diplomatinį ketvertą sudaro Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Egiptas ir Jungtinės valstijos. Iki šiol jam nepavyko nieko pasiekti dėl skirtingų dalyvių tarpusavio nesutarimų. Jie, manau, susitiko pirmą kartą. Tai mane prajuokina. Akinius jis nusiima ir sako, jūs anglai neturite nieko bendro, nes amerikiečiai turi kažką bendro. Tai buvo Saudo Arabija. Ir šie dalykai čia... Bet jie vis tiek įsikiša. Tai buvo toks dalykas, kurį, manau, Londone jie irgi gana gerai įsidėmėjo. Bet tai, ko jis nesuprato, yra tai, kad sukūręs iš esmės arabišką kvartetą, nes 3 iš 4 šalių yra arabų, jis sukūrė nuostabų kvartetą, kur jis nuo spalio yra įstrigęs dėl tarpusavio veto. Bet buvo neįtikėtinų dalykų. Pavyzdžiui, Egiptas atmeta rezoliuciją, kurią parašė Jungtiniai Arabų Emiratai. Nes man nepatinka tas būdvardis, nes jūs sakote abiem pusėm sudėti ginklus, bet iš tikrųjų ginklus turi sudėti tik RSF. Todėl ir čia vis tiek neatleiskit už mano pastabą. Tačiau svarbu šiek tiek žinoti istoriją, norint užsiimti geopolitiką ir ypač suprasti tam tikrus mechanizmus. Jei ankstesnės administracijos išlaikė Jungtinę karalystę kvartete, ar jos tai darė? Ar dėl to, kad ilgėjosi Britų imperijos, o ką jau kalbėti apie amerikiečius? Nes jie žino situaciją, tautos žino situaciją. Bet aš esu Italija. Tai įvyko Sudano pajėgų dėka. Taip, bet be istorinės kolonijinės sąsajos yra dar vienas veiksnys. Jie žinojo, kad jei būtų sudarę grinai arabišką sudėtį, tai būtų sukūrę diplomatinį kvartetą, kuris būtų blokuojamas datais. Iki šiol taip ir yra. Grįžtum prie ankstesnio vaizdo, prieš pradant kalbėti apie Emanuelį Makroną. Taigi, Trumpo administracija Sudano, o iš tikrųjų ir viso Afrikos rago atžvilgiu, turėjo savitą požiūrį. Nes iš tiesų buvo labai aktyvi Afrikoje. Tačiau Trumpo administracija dėl Afrikos rago iš tikrųjų labai svyravo. Tarp ankstesnių administracijų status quo išsaugojimo iniciatyvų ir visiškai naujų dalykų, ar ne? Praėjusį lapkritį bin Salmanas nuvyko į Baltuosius rūmus pas Trumpą ir kiek pavyko atkurti, jo dalyvavimas šiame susitikime buvo labai svarbus. Oficialiai paprašė Trumpo vėl įtraukti Sudaną į JAV diplomatinę darbotvarkę. Sakykime, jūs turite padaryti, buvo padaryta ir kažkas dėl Sudano. Nuo to momento JAV ėmėsi didesnio aktyvumo, tačiau tiksliai nebuvo aišku jų pozicija. Šis momentas buvo aktyvumo aktas. Labai agresyvi veikla dėl R7. Buvo taikomos sankcijos islamistų partijos nariams, buvusios diktatoriaus Al-Bashiro partijos, kuri vis dėlto remia SAF. Iš esmės nebuvo aišku, ko siekia Jungtinės valstijos, reikia pasakyti. Bet jau aš taip manau iš to, ką pastebėjau. Iš tikrųjų, jis jaučia tam tikrą susižavėjimą bin Salmanu,
daug labiau nei kitais regiono lyderiais, tokiais kaip bin Zajedas ar Asisis. Todėl neatmesčiau galimybės, kad bin Salmanas šioje situacijoje gali pasinaudoti savo įtaką, kad priartintų Jungtines valstijas prie savo pozicijų Sudano klausimu. Dar viena nedidelė problema yra veiksnys, dėl kurio, mano nuomonė, keturšalis formatas neveikia ir neveiks. Dabar nevyksta karas, todėl šiuo metu. Norėjau tai palikti tau šiai daliai. Tai kokie yra ryšiai, kiek tai turi įtakos, tai kas vyksta dabar? Ar diplomatinėje plotmėje viskas pasikeičia? Nežinoma, šiame etape, kaip jau plačiai dokumentuota kitose tiesioginiuose eteriuose, tu turi karas Irane, Ormuzo sąsiaurio blokada, Saudo Arabija, Kataras ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurie vis tiek patiria nuostolių dėl šio karo. Didesnių problemų, sakykime, kuriomis reikia rūpintis. Būtent puikiai apibendrinta. Taigi anksčiau jie skyrė labai svarbių išteklių, bandydami kažką suderinti Sudane. Šiandien, žinoma, jų prioritetas yra atidaryti Ormuzą, sustabdyti karą Irane. Taigi, kiek jie gali būti susirūpinę Rijade, Abu Dabyje ar kitose vietose dėl to, kas vyksta Sudane. Mes jau gana išsamei aptarėme vieną iš padarinių, kuriuos šie aklavietė gali sukelti, palieku tai tau pabaigai. Ar ir mes, europiečiai, dalyvaujame diplomatinėse iniciatyvose? Šiuo metu Berlyne vyksta 3. tarptautinė humanitarinė konferencija dėl Sudano, kurioje SAF jau pareiškė, kad nedalyvaus. Nes jie teigia, kad buvo įtraukti per daug partijų ar judėjimų narių artimų RSF. Todėl jiems tai, kas bus nuspręsta Berlyne, neturės jokios reikšmės. Pirmoji humanitarinė konferencija buvo surengta Prancūzijoje. Prancūzijoje Emmanuelis Macronas pasiekė neblogą rezultatą, nes jis spaudė. Jam pavyko pirmą kartą paskatinti bin Zajedą iš Jungtinių Arabų Emiratų, paraginti abi pusės paskelbti paliaubas. Tada įvyko antroji humanitarinė konferencija dėl Sudano, kuri vyko Londone. Iš esmės, abi humanitarinės iniciatyvos yra plačiai giriamos. Beje, Londone jo vadovavo Bugas. Užsienio reikalų sekretorius. Davidas Lemis, kuris yra politikas, man labai patinkantis. Antroji humanitarinė konferencija dėl Sudano Londone. Jis surinko daug pinigų, bet iš esmės tai yra mechanizmas, kuris yra užstrigęs. Nes tu surenki daug pinigų, turėtum gauti humanitarinę pagalbą, tačiau paskui ją ten pristatyti labai sunku. Sienos yra užblokuotos. Mes italai taip pat atlikome savo dalį. Matote tai? Tai yra Italijos užsienio reikalų ministerijos Twitterio žinutė praėjusių metų gruodžio 25 dieną. Tai buvo įsipareigojimas, kurį reikėjo įvykdyti. Be to jis buvo paskelbęs ir Fedezo tinklalaidėje, kad ketina humanitarinę pagalbą Sudanui. Buvo pirmoji humanitarinės pagalbos siunta Italijai ir neseniai šiandien popiet buvau konferencijoje, kurioje jis kalbėjo. Vienas iš užsienio reikalų ministro Tajani, artimiausių patarėjų, dalyvauja konferencijoje Berlyne ir jie numatė papildomai skirti 30 milijonų eurų Sudano krizei spręsti. Esmė ta, kad man tai reikia akimirkos ir aš toj būsiu su tavimi, Vintarnaitė. Ne, tik uždarau. Esmė ta, kad tiesiogiai kaip Bidžio Mandelis, akimirksniu aš toj pat. Būtent. Nežinau, kodėl man taip išėjo. Ne, esmė, kurios aš nesuprantu, tai mūsų italų pozicija yra aiški. Ir objektyviai mūsų politinis svoris yra toks, koks yra. Todėl mes mobilizuojamės, bandydami bent jau palengvinti tų civilių, kurie nesugebėjo pabėgti, kančias. Bet aš nesupratau, ar mes pripažįstame SAF vyriausybę ar RSF vyriausybę, nes visada grįžtame prie to paties klausimo. Įsivaizduoju, kad ta humanitarinė pagalba, kurią matėte Farnesinos Twitteryje, buvo pristatyta į Port Sudaną, taigi SAF. Logiškai mąstant, manau, kad mes pripažįstame tą vyriausybę. Bet galbūt tai yra ir taip yra naip politika. Nežinau. Tu paskelbi, tu siunči, arba
Taip, vienintelis išėjimas prie jūros yra tas, tada tvarkykitės patys. Taip, bet net jei norėtum, Kaip tu perduosi juos RSF? Turėtum juos išmesti su parašiutu. na, RSF juos perduodu arba per Čadą, arba per Keniją, bet esmė yra ši. Tai yra, mano nuomonė, tai nėra ta pati situacija. Mes libicizuojame konfliktą, kuris neturėtų būti libicizuojamas. Nes objektyviai, jei visi sutinkame, kad teisėta vyriausybė yra viena, tada ši RSF vyriausybė. Reikėtų pasakyti, kaip sakoma Romoje, jūs patys su to susitvarkykite. Tai yra ta prasme, tai dalykas, kuris reikalingas tik jums, bandant apgauti, dar labiau apsunkinti taikos iniciatyvą. Dėža, matai, visada turime naudoti Lime pavyzdį, kuris tampa tragedijų šablonu. Mes pripažįstame vieną vyriausybę, bet vis tiek kalbamės ir su kita. Ir taip toliau. Nėra nė vieno, kuris turėtų drąsos priimti sprendimą palaikyti vieną. Nes kokia yra baimė? Kad galbūt tie pradės daryti žudynės ir panašius dalykus ir tada tu turėsi etiketę to, kuris juos palaikė. Todėl mes labai atsargiai elgiamės. Taip. Tai tiesa, bet taip pat tiesa, kad politika yra kompromisas. Taip pat ir gebėjimas prisimti riziką. Paskutinis dalykas dėl humanitarinio klausimo. Čia yra UNHCR infografika, kuri daugiau ar mažiau apibendrina, kiek pabėgėlių šiuo metu sugebėjo pabėgti už sienos ir kokios humanitarinės pagalbos jie gauna. Ir kuri šiuo metu gali būti užtikrinta, reikia tai aiškiai pasakyti. Humanitarinės organizacijos visų pirma. Vaikinai, jei norite tuo tikėti, taip, aišku, Utopti nėra tai, ką matote paskutinę rugsėjo savaitę Stiklo rūmuose. Tačiau yra puikių tiek analitikų, tiek veiklos darbuotojų, kurie dirba vietoje ir šiuo metu tai daro. Jie gauna mažesnius atlyginimus, nes buvo ši skuba mažinti ekonominės paramos pagalbą. Jungtinėms tautoms, kurios šiuo metu yra vienintelės galinčios palengvinti ar sušvelninti šią humanitarinę krizę, kuri šiandien yra didžiausia pasaulyje. Bent jau pagal įtrauktų žmonių skaičių. Paskutinė skaidrė, tada atsakysiu klausimus, jeigu jų bus. Koks yra klausimas? Tai yra straipsnis, kuris pasirodė žurnale Foreign Affairs ir vadinosi Neskaldykite Sudano dar kartą. Prisiminkite, kad paskutinį kartą Sudanas buvo padalintas 2013 metais, kai Pietų Sudanas tapo nepriklausomas. Ne vėl Sudanas, taip sako šio straipsnio autoriai. Nes tai iš tikrųjų neišspręstų nepriklausomybės klausimo, neišspręstų tikrosios nepriklausomybės, neišspręstų nepriklausomybės klausimo. Tai iš tikrųjų neišspręstų. Jungtinės valstijos, arabų galios susitelkusios į tai, kas vyksta Hormuze, karinis aklavietė virtusi diplomatiniu, du vyriausybės vietoje. Manau, kad pagunda, kuri gali kilti kai kuriuose vyriausybėse, šiame etape, net jei tai nėra geriausias sprendimas, pripažįstame faktų realybę ir todėl priimame. Tai neišspręstų Rytų Sudano nepriklausomybės klausimą. Iš tikrųjų nepriklausomybės. Vakarų Sudanas, Pietų Sudanas. Su Šiaurės Sudanu viskas tvarkoje. Tai iš tikrųjų išspręstų nepriklausomybės klausimą. Tai iš tikrųjų neišspręstų klausimų, kaip tau jau sakiau per pirmąją transliaciją prieš 3 metus, galutinis pavojus visada išlieka ir šiandien, mano nuomonė, tai yra tikėtina Pietų Sudano hipotezė. Tai iš tikrųjų išspręstų nepriklausomybės klausimą. Išspręstų Pietų Sudano nepriklausomybę. Manau, kad šiuo metu net ir vyriausybėse sakoma, su visko, kas vyksta, iš tikrųjų nepriklausomybė neišspręstų Pietų Sudano nepriklausomybės klausimą. Galbūt geriau pripažinti realybę vietoje. Ir todėl turime dar vieną Sudaną. Tai nėra geriausias sprendimas, bet mano nuomonė, jie apie tai svarsto. Trąšų krizė dėl Ormuzo uždarimo. Kaip tai paveiks Afriką? Lamale.
Kontinentinis badas yra neįmanomas, nes Afrika yra vienas didžiausių žemynų pasaulyje ir turėti kontinentinį badą reikštų visiškai kitokį geografinį scenarijų. Kontinentinis badas neįmanomas, yra infliacija ir tikrai tos vietovės, kurios patiria badą, bus paveiktos. Daug komentarų apie krizę. Ačiū. Sakykime, kad šiuo metu patys artimiausi pavojai yra infliacijos augimas, žemės ūkio sektoriaus krizė. Tiesa, kad Afrikos ekonomika, ypač Nigerijos, bet ir kitų, Jos. ruošia trąšas. Savo. Tačiau, žinoma, Ormuzo krizė daro milžinišką poveikį. Aš tikrai matau infliacijos augimą su politinio nestabilumo rizika, tikrai matau galimybę, kad pablogės tų žmonių, ypač Afrikos kyšulio gyventojų, kurie susiduria su maisto trūkumu padėtis. Yra dar vienas veiksnys, kurį galiu jums čia išskirtinai Parabellum atskleisti. Jis daro įtaką kasybos sektoriui. Nes yra tirpiklių, kuriuos reikia naudoti kritinių retųjų žemių mineralų išgavimui ar rafinavimui ir jų pradeda trūkti. KDR, Kongo Demokratinė Respublika. Praticamente il Congo ha già detto che alcuni solventi non Pamiršta. Nes jie jau dabar naudoja daug atsižvelgiant į žaliavas, kurias turi perdirbti ir jų jau dabar pradeda trūkti. Taigi, senza sparare sulla croce. dėl šios iniciatyvos strateginės svarbos Irane. Taip pat ir vadinamasis aukštųjų technologijų sektorius. Jo tiekimo grandinėje labai nukentės dėl Ormuzo užblokavimo. Tačiau jie nedaro žudynių Darfūre prieš nearabizuotą Afrikos mažumą. Pietų Sudanas, kuris remia SRF, neatsiskyrė nuo šiaurės vien dėl to, kad nėra arabų kilmės. Ne, tai supaprastinimas. Pagrindinė problema yra ši. Pietų Sudanas atsiskyrė ir dėl Darfūro genocido. Ir dėl daugybės. Tarkime, tai atskirties, kuri buvo būdinga Chartumo istorinio elito požiūriui į pietų žmonės ir etninės grupės. Norint suprasti, kaip šiandien pasikeitė Pietų Sudanas, viskas prasidėjo nuo Pietų Sudano nepriklausomybės, istorinės asmenybės Džono Garango mirties gana paslaptingomis aplinkybėmis. Jis žuvo sraigtasparnio katastrofoje. Ugandos prezidentas Museveni sakė, kad jo nuomonė tai buvo abejotinas incidentas. Po Garango mirties prasidėjo karas tarp Salvadžio. Jie yra visiškai kitokio tipo lyderiai, tai yra oligarchiniai lyderiai. Labai suinteresuoti pasipelnyti iš naftos išteklių. Todėl jei RSF sumoka, bent jau ta elito dalis, kuri gauna pelną. Dėl Čiro dar kartą pabrėžiu, kad vienas iš jų jaučiasi labai gerai, todėl mano nuomonė, būtent jo artimiausias ratas, esmė, jo aplinka tikriausiai. Atskiro asmens interesai eina toliau, tikiuosi, kad tam gali būti. Taip pat todėl, kad pasakyti, parašyti. Pasakyti kodėl. Mi lascia sempre grande libertà. Questa roba che Dėl Afrikos konfliktų. legano solo per le etnie, non per roba. Pavyzdžiui, lyderių interesai, valstybės interesai, sistemos krizės, strateginiai tikslai, regioninės darbotvarkės. Tai yra dalykas būdingas mums, baltiesiems, kurie vis dar esame išauginti kolonializmo dvasioje. Mes nevertiname Afrikos konfliktų pagal tas kategorijas. Kitas klausimas. Kurios ambasados vis dar veikia tose teritorijose? O Dieve, atvirai pasakius, negalėčiau tau pasakyti. Tikrai žinau, kad ES turi specialų pasiuntinį Sudanui, kaip ir mes. Ne Džidžinas, nežinau, kas yra ES specialusis pasiuntinys. Nuoširdžiai, atvirai pasakius, negaliu tau pasakyti, nes manau, kad jei jos veikia, tai veikia. Port Sudane, Chartumas šiuo metu yra atstatomas, bet supranti, kad vykstant karui, todėl mes tikrai nestovime vietoje.
tampa sunku tiksliai vertinti, kiek mums kainuos atstatyti Chartumą, kuris kai kuriuose vietose buvo nuniokotas. Ir tai labai įspūdinga. Ten buvo labai dinamiškas, labai gyvybingas miestas, netgi tam tikrų požiūrių. Ji buvo visiškai nuniokota. Todėl nežinau, kas nusprendė, kad šiandien ambasados būtų atidarytos. Nepaisant to, diplomatija tęsiasi per humanitarinės iniciatyvas, kurias matėme anksčiau. Taigi net jei ambasados nėra, vis tiek Paryžius, Roma, Berlynas, Londonas kalbasi su SAF vyriausybė. Tikrai nežinau, ar ir su RSF, kai kurie mes Ipalai ne. Todėl vis tiek diplomatija tęsiasi, net jei ambasados nėra atidarytos. Gerai, sakyčiau, kad viskas, ponai. Labai dėkoju Lucianui, labai dėkoju visiems, kurie mus stebėjo. Taigi, jei mus demonetizuos, na, ponai, ką mums daryti? Nemanau. Pastaruoju metu pastebėjau, kad per pastaruosius metus YouTube tapo daug atlaidesnis, mažiau trukdo, mažiau seka dalykus. Algoritmas yra atlaidesnis, galbūt mažiau, nežinau, net ir karas yra tas pats dalykas. Musko efektas, taip? Yra ir įprotis, tai gali būti Musko efektas, bet gali būti ir įprotis Trumpo efektas. Tai yra, Trumpas sako tokius beprotiškus dalykus, kad tai, kas vyksta YouTube, palyginus atrodo kaip niekai, ne? Taigi, ačiū, sekite Lucianą Afrikanizmi platformoje. Aš visada skaitau ir laiškus, kuriuos gaunu tiesiogiai su naujienomis. Nes visi šie reikalai turi būti sekami, nes jie vis tiek prisideda. Taip pat ir dėl RAM, apie kurias jau yra atskira kalba. Jos didėja ir tikrai mineraliniai ištekliai, kuriuos jau sekėme per visus įvairius karus. Jie turi didelį reikšmę, taigi ačiū jums visiems, pasimatysime 18. Darysime tiesioginę transliaciją apie Pietų Ameriką, ypač apie Pietų Amerikos nusikalstamas sąsajas su Gvera ir Batistesa. Ir nebent per tą laiką neatsitiks koks nors reikalas, kuriuo turėsiu pasirūpinti. Data yra 18. Taigi, ponai, ačiū visiems, ačiū Lucianui ir labą naktį. Viso gero, labą naktį.